kuriame jūs rašėte man protokolą 722-097. Ar galite dabar konstatuoti faktą, kad 11:30 buvo patiktas būtent šitas dokumentas? Ką? Aš turėčiau išeiti ar kaip? Kodėl? Aš teikiu jums prašymą pagal 272 FTPK, dabar man suteikti galimybę pateikti jums dokumentą, kuris jums yra atvežtas, kuris byloja, kad aš turiu šitą būtent produktą. Kas yra? Kokia problema yra? Jūs galite įrašyti, kad galite ar ne? Ar negalite? Čia protokolas jums buvo surašytas. Nežinau, aš 10:40. Taip, 11. Jūs nepateikite. 11. Jūs nepateikite. Jūs nepateikite man. Nepateikiau. Pažymėjimų, kadangi jūs su savim jo neturėjote. Taip. Taip. Taip, bet jūs nepareiškite jokio noro, kad jį pamatytumėt, kad galėtų kažką. Aš paprašiau jūsų pateikti, kadangi jūs jį turite turėti su savimi. Taip, privalau. Ir pateikti kartu su automobilio dokumentai. Teisingai. Jūs to nepadarėte. Taip, aš padariau 11:16. Jūs to nepadarėte. 11:16 jums yra pateiktas šitas dokumentas. Jūs to nepadarėte. Galite paneigti dėl tą faktą, ar kaip? Jūs to man nepadarėte. Aš jums nepateikiau dabar, teisingai. Jūs dabar aš jums surašiau administracinis teisės pažymėjimo protokolą numeris E722-092. Numatyta atsakomybė už tai. ATPK straipsnių 169. Jo. Teikiu prašymą, kad jūs jums šį transportavimo pažymėjimą atvežė už gero pusvalandžio. Kadangi jūs jo neturėjote, jums tai buvo surašytas administracinis teisės pažymėjimo protokolas. Bet jūs dabar jį matote, teisingai? Prašome, viskas, aš daugiau neturiu ką pasakyti. Aš jums daugiau neturiu ką pasakyti. Ar matote? Prašome išlipti iš tarnybinio automobilio ir prašom. Aš norėčiau, kad man leistų pasirašyti ir leistų parašyti prierašą, kad aš 11:16 patikau dokumentą, kurį jūs pasirašėt, jūs pilnai man dėl pažeidimo paaiškinot. Jūs paaiškinot, reikalavimus dokumentas yra, jūs pats savo žodžiais parašėt. Taip, man išduotas. Jį galiu pateikti, nes jis yra įmonės ofise. Taip. Jums atvežė šį pažymėjimą 11:17, prašom. 11:13, viskas teisingai gavote. Prašom. Teisingai gavote. Man jau nereikia. Ne, aš suprantu, pasakykite, ar gavote ir tik žinių. Gavote šitą dokumentą ar ne? Matėte, jūs buvo sutiktas. Prašom, išgalinį šaukamą. Nu, atleiskite, viskas prašom. Tai gerai, kur mano parašas trūko čia jums iki Vilniaus laimės, kad aš gavau? Jūs gavote, jūs atsisakėte pasirašyti. Aš neatsisakiau. Aš atsisakiau pasirašyti. Jūs atsisakėte. Jūs girdėjote tokį faktą, kad aš atsirašiau. Aš supažindinau jūs su LR ATPK 272 straipsniu. Jums pareigos ir teisės buvo išaiškintos. Protokolo kopiją jūs gavot, bet jūs atsisakėte man pasirašyti. Neatsisakiau. Jūsų parašo nėra. Jūs man jau duodate rankas pasirašyti, kaip aš jau prašom. Ačiū, taip, dabar mes pasirašysim. Prašom. Taip, bet kadangi jūs visgi nepriimat mano prašymą įtraukti į bylos nagrinėjimą medžiagą pagal šitą duotį, paaiškinant, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus. Žiūrėkite, minutę. Jūs prašom pasirašyti. Administracinė atsakomybė traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus. Aš jums daviau paaiškinimus, pateikti įrodymus, pateikiau. Pareiškti prašymus. Pareiškti prašymą, kad jūs galėtumėte. Prašom, tai va, jūs šitą turit, šitą visą dėl pažeidimų, prašom, jūs viską čia pateikit. Prašymą aš teikiu jums, o ne ant popieriaus lapo. Aš jums sakau, ar jūs matėte dokumentą, kurį jūs pateikiu? Sakot, nemačiau, manęs ne viską čia nebėra. Tokio dalyko aš jums neaiškinau ir nesakiau. Aš jums pasakiau, kad jums atvežė šį pažymėjimą, atvežė. Tai viskas, ko jūs dar norite, prašom. Atvežė, jūs vadinasi matėte, tvarkoje. Viskas, prašom. Čia tik parašas jūsų. Čia daugiau niekas. Parašas. Gerai. Viso geriausio. Ačiū. Viso geriausio.